Taip, šiandien skaitymų diena. Dar noriu pasižiūrėti taip ar ne skaitimą. Ir korta iškrito. Iš karto iškrito, labai greitai iškrito. 5 skeptrai. No. Ne. Gerai, pasižiūrim, kodėl ne. Gal galima padaryti, kad būtų taip, jeigu norit, kad būtų taip. Šiaip tai klausimų geriau neformuluoti neigiamai. Tarkim, ar aš nedalyvausiu ten kažkokiam darbo susitikime, norėdamas nedalyvauti. Geriau yra klausimą formuluoti teigiamai, kad būtų, tarkim, jūs nenorite dalyvauti, tai geriau kažkaip formuluoti, ar man pavyks atsisakyti dalyvauti tame renginyje, arba, pavyzdžiui, ar man pavyks likti namuose ten, ar kažko kitų užsiimti tuo metu, kada vyks tas renginys. Geriau formuluoti teigiamai, o ne neigiamai. Tai žodžiu, dabar atsakymas yra ne ir noriu pasižiūrėti, kodėl ne. Kodėl ne? Taip, vyksta kova. Vyksta kova, vidinė ir išorinė kova vyksta. Dėl stabilumo. Nenorite priimti kažkokios naujos idėjos, naujo pasiūlymo, kuris yra svarbus. Gerai, ką mes galim padaryti šitoj situacijai? Jums svarbu yra šitoj situacijai investuoti savo resursus į emocinę būseną. Tai, kas jums suteikia džiaugsmo, kad pakeltumėt savo nuotaiką. Ir matau, kad tam reikia jėgų. Tam reikia jėgų, nes esat įsispyręs su ragais. Toj būsenoj, kur esat, ir yra ir pakabintojo korta su 4 skeptrų korta, kur irgi rodo, kad esat labai sustabarėję. Nenorit būti lankstus. Tai iš to, ką matau, patarimas būtų spirti savo įsėdimąją ir kažkaip truputėlį atsilaisvinti iš tų varžančių gniaužtų. Ir galbūt tada atsakymas bus taip į jūsų klausimą. Nes šiuo matau, kad dėl jūsų to sustabarėjimo
galbūt laimėjote kažkokią kovą, bet ne karą. Ir vyksta kova ir vidinė, ir išorinė. Gal ir išorėje žmonės kažkokios gal apkalbos, konfliktai susiję su jumis, kad jūs esate įtrauktas į tam tikrus dalykus, kurie yra nelabai smagus. Tai linkiu stiprybės ir šiek tiek atsilaisvinti, įnešti to jaunatviško vaibo, šiek tiek kažko naujo, uždegančio. Aišku, galit nieko nekeisti, tikrai įpareigojimo jokio nėra. Sakau tai, ką matau ir kortos šiaip nėra tai, kas turėtų nurodyti, koks turėtų būti jūsų sprendimas. Ir vien tik kortom remdamiesi neturėtumėte priimti svarbių gyvenimo sprendimų. Kortos gali būti tik tai kaip priemonė patvirtinanti, tarkim, tam tikrą jūsų intuiciją, nes dažnai žmonės prieina prie kortų jau turėdami atsakymą. Bet, dažnai protas užglaisto intuiciją arba tiesiog žmonės ignoruoja tą savo intuicijos balsą, nes jis būna nevystomas tiesiog. Kiekvienas turi tą intuiciją ir intuicija mums kalba, bet mes dažnai negirdime arba nekreipiame dėmesio, ką jis mums sako. Bet kortos tai yra tas įrankis, kuris patvirtina būtent tai, ką jūs jau turite. Tai neturėtų būti kažkas naujo. Ir jeigu jūs jaučiate, kad tai kažkas naujo, nesusidėlioja, nesukontaktuoja su jūsų vidiniu kažkokiu jausmu, tai gali būti, kad čia ne jums ir tiesiog žiūrėkit kitus skaitimus, nekreipkit dėmesio, nes kolektyviniai skaitimai tai iš tikrųjų žmonių ratas žiūri juos ne vienas, ne du žmonės ir kiekvienas savo skirtingose situacijose, skirtingose gyvenimo etapuose. Tai kas tinka vienam, nebūtinai tiks kitam. Šiaip būtų labai faina, jeigu parašytumėt komentaruose grįžtamą ryšį, ar jums rezonuoja ta situacija, ką aš aptariu matydama kortose. Būtų labai įdomu patikrinti, ar rezonuoja. Tai tiek norėjau tam kartui pasakyti. Ir gražios savaitės pradžios. Naujos savaitės.